Labadiena, gerbėmieji, gerbiamosios ir tie, kas žiūri šį video. Šiandien turėsime tokią aktualią turbūt ir įdomią temą ir tiek man pačiam, tiek turbūt mano pašnekovė ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad daugelio turbūt yra klausimas, vat, kur yra tos motivacijos raktas. Tai yra, vat, kas žmogų skatina, nes yra įvairių mitų, padavimų, legendų, kad vieniem galbūt dėl to, kad labai blogai, kitiem galbūt labai gerai. Vieni sako labai blogai, dėl to aš negaliu kažko daryti tinklinėje rinkodaroje, kiti sako man per daug gerai, dėl to man nereikia tinklinėje rinkodaroje. Tai visokius turbūt mes, kur labai blogai mes turime variantų, bet ten arba nedaro, arba sako, kad na, kai bus gerai, tada padarysiu. Na, šiandien mes turime pašnekovę, aš turiu pašnekovę Liną Vaičaitienę, kuri, na, turbūt tikrai galbūt ne tai, kad negali turbūt skųstis gyvenimo, kad gyvena gražioje Marijampolės vietoje, turbūt visko tam gyvenime buvo ir yra dabar, bet vat, po 15 metų tinklinėje rinkodaroje praktiškai su nuliniu rezultatu tas toks skrydis į PM Olimpą, Lietuvos PM Olimpą šiuo metu, tai yra, priminsiu tik tai, kas yra iš PM, tai yra President Team kvalifikacija per 100 000 ne ko, tai o eurų apyvarta ir tai yra su komanda, tai yra solidus rezultatas. Tas rezultatas buvo pasiektas vos per pusmetį, šiuo metu dar to rekordo, tai yra 25 metų Liepos 26 dienai niekas nėra pamušęs ir pasaulyje be abejo yra ir greičiau tai padaryta, bet Lietuvoje kol kas to nėra greičiau padaryta, paprastai Lietuvoje tai trunka, na, metai, galbūt šiek tiek mažiau negu metus, turime vieną irgi moterį, bet per 6 mėnesius dar nėra niekas to padaręs. Be abejo, iš karto buvo ir pirmos kelionės, ir kelionės turbūt po visą pasaulį čia šiuo atveju, tai su Lina teko būti jau ir pradėjome mes nuo Berlyno, po to Tailandas, dabar buvome Frankfurte, Vokietijoje, neužilgo vyksime į Dubajų prezidentim pripažinimą, po to iš karto vyksime į Kroatiją, nu ir dar galai žino, kur dar mes ten vyksime, bet daug kur ir tai yra ir kelionės, ir pripažinimas, ir komisiniai solidus, ir visko dar daug, ir klausimas turbūt galbūt, kurį aš norėčiau užduoti ir kuris būtų įdomus tiem, kas žiūrės šį video, tai yra, nu, vat, iš kur ta motivacija, ta energija, nes daugelis sako, vėlgi sakau, vieni sako, aš visko turiu, nėra energijos, kiti sako, aš nieko neturiu, irgi neturiu energijos. Tai vat tavo atveju galbūt, Lida, iš kur ta motivacija, kur ta energija. Beje, pirmi metai, gimtadienis, nes, nu, kaip tokia jubiliejus toksai buvo su PM. Ir vat, turbūt klausimas aktualiausias pats tiek tavo komandos nariam, tiek visiems kitiems, tiek apskritai turbūt žmonėm, kurie yra iš tinklinės rinkodaros ir žiūrės šį video. Nu kągi, labas, ačiū Šarūnai už pokalbį šitam būsimą, o kas iš jo įsivystys ir kam jisai patiks, aš manau netrukus sužinosim. Mano ta motivacija, tai, na nežinau, ko gero aš visą laiką norėjau kažkaip, norėdavau visą laiką geriau, visą laiką daugiau, bet tai nereiškia, kad aš kažkoks tai gobšus žmogus ir man visą laiką, kai tam reikia labai labai daug visko ir čia ir dabar. Ne, aš tiesiog visais laikais mėgstu turėti ir mėgstu dalintis. Visą laiką norėdavau duoti tam, kuriam gyvenimas netiek daug atseikėjo arba netaip pasisekė. Tiesiog norėjime, gal va, kaip tu sakai, kitas nenori, neturi ir nenori ir nereikia. Nu, man kažkaip visą laiką reikėjo gražiau, geriau. Tai ir taip, kaip tu suminėjai, kad gražioje vietoje gyvenu, taip, tai yra mano svajonių namas, svajonių vieta, išsvajota ir tą svajonę reikėjo įgyvendinti, arba kad jinai ateitų ir įsipildytų, reikėjo nedaug nemažai 20 metų. Tai tą vietą aš mačiau prieš 20 metų. Tai vad, kas liečia tai, kad aš, nu, tokia, kad aš noriu turėti. Aš turėjau 16 metų, buvau susipažinusi papildais, dabar jau prieš 17 metų buvau susipažinusi papildais. Ačiū jiems, iš tikrųjų man davė supratimą apie papildus. O
dabar, kad aš čia ir kad taip vat, viskas greitai, ko gero tas noras toks didelis, kad, na, kai aš sakau, reikia užuosti tą noro kvapą, reikia matyti tą spalvą, reikia, reikia žinoti, kuo tu apsirengsi, kaip tave sveikins, kaip tu būsi tam tikram pasiekimo lygi. Tai va čia ir yra tas tokia, ta motivacija, mano tokia motivacija vidinė. Ir dabar, vat, kaip matai, aš irgi marškinėliuose ir tu marškinėliais mūsų. Tai aš net netaip senai esu išgirdus tokią, nu, nežinau, ar tai replika, ar tiesiog žmogus taip ėmė ir pasakė, kad, na, dabar tu čia jau visa, jau tam kepuraitė fitlainas, marškinukai fitlainas, ta šiulka, va ta, kur už tave stovi, aš su savim neturiu. Vėlgi čia pas tave per petį fitlainas, tai ką tu čia jau tokia jau tu vos, nu, nepasakė taip, bet jau čia vos nesekta, ne? Aš taip, nu, kad neįžei žmogaus, aš sakau, o žiūrėk, tu, pažiūrėjau, aš dabar matau, kedai pas tave, Adidas. Nu, Adidas kedai, sportinė apranga Adidas. Nu, super, gražu, ar ne? Sako, nu jo, gražu. Sakau, kaip kainavo? Nu, kainavo. Jeigu tai originalas, aš ne prieš originalus tikrai, bet aš prieš ženklus ir už kokybę. Man etiketės nieko nereiškia. Bet aš tik sakau, žiūrėk, už tai, kad tu Adidą dabar nešioji avi, ar tu gauni pinigus? Jis, tu ko tu čia dabar šneki? O aš sakau, va, žiūrėk, o aš gaunu. O man moka. Tai čia toksai ir kartu ir rimta, ir pajuokavimas, bet čia einu prie to, kad iš tikrųjų radau to, tą, ko ieškojau, ko gero. Jeigu atsakiau į tavo klausimą. Jo, dar vienas labai čia tikrai mūsų pokalbis ekspromto, aš turėjau kelis klausimus, bet vis tiek iš konteksto, nes tikrai žiūrėjo žmonių iš tinklinės rinkodaros, mūsų komandos, tiek kitų komandų, tiek, sakau, apskritai galbūt iš kitos sferos. Ir tai mes klausimas, apie kurį mes visada turbūt su tavim nemažai esam diskutavę, netgi frazę ieškoja, kaip tą pateikti išves kartu ir dabar vat ją kaip tik pasižymėjau, pasirašiau, tu parašiai, aš norėjau padėti žmonėm, kurie galbūt neturi mažiau ir taip toliau. Ir čia mes turėjom tokią kažkada su tavim diskusiją, aš ją puikiai atsimenu ir išsigryninom, kad yra toks posakis, mes jį beje iš užsienio kalbos išsivertėm, tai yra neprimetinėkime žmonėms gerumo. Arba paprastai žodžiais kalbant, kad jeigu tu žmogų ant savo pečių nuneši iki kažkokio tai rezultato, tai labai dažnai būna, kad tu po to gauni, netgi sakyčiau, pagrįstą pretenziją, tikrai pagrįstą, nes žmogus negavo krūvio savo tiek mentalikai, tiek savo turbūt fiziniam kūnui tam, kad turėti su tuo rezultatu, nes turbūt nėra nieko blogiau, kai žmogus gauna rezultatą be pastangų, tai yra žmogų gali būti sužlugdyti, išmušti iš gyvenimo vėžių ir tikrai mes tokių ir komandoje, ir savo komandoje tokių pavyzdžių turim, kai žmogus gauna rezultatą ir tiesiog nežino, ką su juo daryti. Tai yra, nepasiemo komisinių, nevyksta į kelionės kartais ar dar kažkur. Tiesiog rezultatas buvo per greitai, neišbūtas, vadinkim, neišdirbtas ir tai yra irgi blogai. Tai va toks požiūris, tai kur ta riba, kada padėt, o kada vis dėlto reikėtų galbūt žmogui, kaip vienas mūsų aukščiau stovintis sponsorius, beje, kurie atvažiuos netrukus pas mus turėsime mes puikų renginių. Tai kalbu apie Nataliją Černienką iš Ukrainos, kuri milijoninės apyvartos, didžiuliai komisiniai ir kolosali patirtis. Tai jinai yra, beje, šitą frazę irgi neprimetinėkim žmonėms gerumo, taip pat čia jos yra. Bet vat kur ta riba, jinai sako, leiskit žmogui pargriūti, bet neleiskim žmogui užsimušti. Tai yra, vat kur ta riba, kada galima padėti, o kada galbūt vis dėlto žmogui kaip tam reikia, kad jisai pats savo komikį ten tai. Jo, čia žinai, kaip Šarūnai pas mus sako, taip sakydavo, iš ko gero sako ir dabar, kad be abejo sako, kad neduok žmogui žuvies, bet duok meškerę. Tai bus daug geriau. Bet tai ne visada būna paprasta, nes iš žuvies nori ir jis iš tavęs reikalauja žuvies. Jo, ne visą laiką būna paprasta, bet iš tikrųjų mes esame ir pasimokę, iš tikrųjų ir žinom tai jau, kad žmogui padedi tikrai, gal jisai nesupranta, kad tu jam tai padedi, bet jeigu jau tu jam padedi
Ir tada kitą kartą žmogus galvoja, o tai palauk, o kodėl dabar jinai man tam nepasakė? Arba palauk, o kodėl mane neįspėjo? O tai palauk, o tai jinai neturėjo? Tai gal va tas yra, kad žmogus greitai pripranta prie to ir tiesiog atrodo, kad nu, tai privaloma. O aš visą laiką sakau, kad nu, mes turim patys norėti. Mes turim patys norėti ir nu, kaip aš irgi sakiau ir Šarūnui sakiau, ačiū tau Šarūnai už kantrybę, aš visą laiką sakiau, ką man reikia daryti, ką man reikia daryti. Tu pripažinsi, tai nepasakysi taip, kad aš visą laiką sakiau ir aš visą laiką sakau, aš labai noriu va dabar į komandą, mano komanda fantastiška, aš jai dėkinga, kiekvieną rytą dėkoju, iš tikrųjų tai nepaprasti žodžiai, tai tikrai dėkoju rytą ar vakarą už tai, kad jinai pas mane yra, jinai fantastika. Bet visą laiką ir turiu tą mintį, tą svajonę, nes svajonės pildosi, atsiminkim, kad ateitų žmogus ir sakytų, žiūrėk, aš noriu, nu aš noriu, aš taip ar kitaip, ar greičiau, ar lėčiau, bet aš vis tiek tai padarysiu. Aš noriu, man sakyk, ką man dabar daryti. Tai čia ko gero mūsų kiekvieno, kuris ateina rimtai į verslą, mūsų kiekvieno yra tokia svajonė. Sutik tą, kuris pasakys, gerai, aš darau. Tai, o jeigu žmogui visą laiką, vat, nu tiesiog priminsi, vat, žiūrėk, dabar yra taip, nes, nu iš tikrųjų, tam tikle žmonių didėja, daugėja. Ir kiekvienam tiesiog, nu, neįmanoma su kiekvienu, aišku, jeigu jisai nesidomi, jeigu žmogus domisi, jeigu jisai klausia, jeigu jisai skambina, tai tu supranti, kad žmogus domisi, tokio jau, nu, negali nei vieno žmogaus palikti. Bet patys suprantam, kad jų kaip 5, 6 žmonės, viskas tvarkoja. Bet kaip 15, 60, 100 ir 2, jau tada sudėtingiau. Žodžiu, kiekvienas žmogus turi pats turėti tą meškerę. Ir tiesiog žiūrėti, kad jinai nebūtų sulūžus, ne tik, kad meškerę turėti dar ne viskas, dar reikia ją turėti tvarkingą. Arba mažiau, turbūt vienu sakiniu pasakus, kas yra laisvė, tai yra laisvė, kai žmogus turi balansą tarp savo teisų ir pareigų. Jisai žino, ką jisai turi daryti ir žino, ką jisai gali gauti. Labai turbūt kai kuriais atvejais būna disbalansas, labai retai, kuris turbūt žino tik savo pareigas, bet labai dažnai yra tie, kurie tik žino tik savo teises. Ir čia turbūt daug asocialių asmenų, kurie gali būti, na, kaip minimum gerais advokatais. Jie viską žino, kas jiem, bet kad jie turėtų galbūt kitokį gyvenimo būdą vesti, taip dažnai būna. Lygiai tas pats yra ir tinklinį rinkodaroje turbūt, bet kuriam kitam turbūt versle. Kai tu žinai, ką tu turi, kokie tavo veiksmai yra kiekvieną dieną, kuriuos tu turi daryti ir tu žinai, ką tu iš to gali gauti, kai tie du dalykai susibalansuoja, tada turbūt žmogus virsta laisvas. Priešingų atveju ir tinklinė rinkodara man teko matyti, žinot, jeigu paimkim, nu, šunelį, kuris ilgą laiką gyvena kažkur prie būdelės namuose, paimk jį, paleis nuo tos būdelės, jisai kas įvyks, jisai išbėgs ant pirmo kelio ir tikėtina, kad jis gali baigti savo po ratais, nes nu, jis tiesiog nežino, ką su tą laisvę daryti. Būna, man teko tokiu atveju matyti, kai žmogus tiesiog ne tai, kad ten galbūt tragiška baigtis būna, bet tiesiog žmogus paukoja tą galimybę, toliau grįžta į kažkokią tai rutiną, kuri jam tiesiog spaudžia gyvenimą, bet jis nieko su tuo negali padaryti, vat atrodo, bet dėl to, kad nėra balanso tarp teisų ir pareigų, o tai nėra paprasta iš tikrųjų. Taip, ir tu turi turėti, iš tikrųjų, tu turėti tą motivaciją, tą tikslą, tą fokusą, ko tu nori. Jeigu tu nežinai, ko nori, kai, nu, iš tikrųjų, aš manau, ne vienam čia tai pasako, kad jeigu, nu, šiaip gerai žmogus gyvenantis pakankamai nebėdžius, kai sako mane, tai sako, o kaip gerai, mama, tai jam tai sekasi. Bet matai, kai ale tau gerai, o iki kiek tu padarėjai iki to gerai, tai čia, nu, niekam neįdomu tiesiog. Ir sako, tai kaip tu čia dabar, tai čia gali pasisamdyti, čia gali, oi, čia, na, gali. Na, gali, bet vėlgi mano motivacija ir mano toks noras gyventi be skolų, turėti ten daug ką gali, bet tu sėdėsi banke kažkur tai paskolose, to aš nenoriu ir savo vaikams visą laiką sakau, vaikai ten, nežinau, ką
mažiau valgysit ar pigiau valgysit, bet kad tik tai neturėtumėt skolų. Tai va čia ir yra tas toksai noras gyventi, na, laisvai, kai sakau, tu atsibundi ir tu žinai, kad tu niekam neskolingas. Bet čia aš visą laiką save ir ko gero tas auklėjimas mano toksai buvo iš mažens, kad ir vat, dabar vat, pakalbėjau, atsibundi ir žinai, kad niekam neskolingas ir dėkingas. Tai dabar, bet būtent čia aš atsibundu ir kaip mes iš tikrųjų čia, kurie esantys ir kurie vartojam štai produktus, mes tiesiog pabudę iš karto galvojam, na dabar, kai bus gerai, einu gerti kokteilį. Tai va, tavo tokia, toks smagus jausmas, kad tu ir sveikai gyveni, tavo visai, aš nežinau, ką jie padaro, nu, kad jie atrodo net iš tikrųjų tau pakeičia kažką, tai čia tam tavo kompiuterį, kad, nu, tu aplamai į viską kitaip pradedi žiūrėti. Aišku, nesakau, kad aš kažkaip tai ten kitaip žiūrėjau, aš buvau visiškai kažkokia tai kitokia, ne, aš tokia pati, tik tai, na, kažką vis tiek dar ten tų tokių jungčių vis tiek dar daugiau sujungia. Supratau, nu, pakalbėjom apie tą, bet kad neužspausti čia visų, kad va, teisės pareigos daryti kažkokie tai galbūt Taip, kai kam taip. nesuprantami dalykai. Tai kokie buvo, Lina, va tie metai su tuo, su PM, nes iš tikrųjų tas įsiveržimas buvo didelis, gyvenimas turbūt prieš metus ir, na, ir su PM, be PM iš tikrųjų nemažai pasikoregavom, nes mes ir visko čia daug jau buvo, dar turbūt tiek pat, jeigu daugiau dar bus. Tai vad kokie buvo tie pirmi metai galbūt su PM, kas labiausiai įstrigo, kas pakeitė, kas imponavo? Nu, metai jau tu minėjai, kiek kelionių, metai tokie, kad yra jau pensija kaupiama Vokietijos banke, kurį mačiau, bet neėjau į vidų, nes buvo savaitgalis uždaryta. Bet sekantį kartą aš jam tai pamojavau, sakau, aš ten papulsiu, aš ten įeisiu, pasižiūrėsiu, kur mano Kad pinigai. tikrai parodytų, kaip jie ten sudėti stovi. Tai va, kelionės tu minėjai, nu, nežinau, lygis pakeltas į kitą lygį pasikėlus gyvenimą, aišku, savo kokybę gyvenimo. Kas liečia sveikatą, tai vėlgi, o per metus laiko, kaip Liepos 4 dieną praeitų metų aš čia atėjau, tai oficialiai toks atėjimas toksai. Tai, nu ir kai kam čia dabar visai neseniai dukrai pasakoju, kad, žinai ką, sakau, aš metus laiko nežiūrėjau televizoriaus. Nu tiesiog neturėjau kada ir supratau, kad man tai atima mano brangų laiką. Man vis tik 63 metai, laiko, na, dar sakykime, 50. Bet Bet sakau, žinai ką, kas svarbiausia, ką aš va, tiesiog čia kažkada, tai nežinau, ten gal 9 mėnesiai, ne, kažkur tai 90 mėnesių buvo praėję ir aš prisėdau prie televizoriaus. Ir aš žiūriu, kad metai laiko praėjo, aš nieko nepraradau. Įsivaizduokit, kiek mes prarandam laiko šiaip tuščiai. Tai va tie metai laiko man davė tą supratimą, kad laikas mūsų kapsi tikrai kaip tas, aš vis įsivaizduoju tą smėlio laikrodį, kuris taip bėga, bėga, bėga ir kiek mes praleidžiam jo veltui. Tai vat, man tie metai davė tą tokį, vat šitą tokį vieną iš rimčiausių supratimų. Ir sveikata, nu kaip, mes esame gydytojai, mes nieko negydom, bet mes turim suvokimą ir supratimą apie naujos kartos maistą. Tai aš suprantu, kad mano ląstelės pamaitintos ir aš iš ryto keliuosi, aš nu, nebūčiau patikėjus, man sakykit, jūs ten ką norit, kad iš vyturio, iš pelėdos gali virsti vyturiu, tai čia, nu, sakyčiau, nu jau jūs čia perlenkėt lasdą. Nu tai va, tai aš pasidariau tokia, aš keliuosi nesvarbu, ar tai savaitgalis, ar tai darbo diena, aš keliuosi anksčiausia
ir man tai visiškai nesuteikia jokio diskomforto, man tiesiog malonumas ir dabar visiems sakau, atsikelkit bent valandą anksčiau negu kelai, tai sako, eik tu, jėtau, čia mes vos iš lovos išsiridenam. Na va, nu tiesiog pakeisk savo rutiną ir tada bus kitaip. Tai va tie metai, apart kelionių, pensijos, pažinimo, naujos komandos, naujų draugų atradimo. Na, nes kažkaip bendruomeniai man toksai šaltai skamba, bet naujos šeimos įsiliejimo. Tai iš tikrųjų turim, vat, mes su Šarūnu aukščiau stovinčią, vat, minėjo Černienko, Natalija, superinė moteris, ten iš viso yra raketa. Turim šeimą iš Estijos, tai Nina ir Igoris su Karotkovai. E, Tai, na, žinokit, tikrai tai pavyzdys šeimos, kuri, nežinau, pakėlė tą šeimos kartelę ir tą supratimą apie bendrystę. Tai aš sakau, ta mano šeima taip prasiplėtė dideliai ir tai didžiausia, ko gero, nepasakysi, neapibrieši jokiais pinigais. Pinigai taip, pinigai gerai, pinigai būtini ir mums jų reikia turėti, reikia norėti turėti, nes be pinigų tu ką, nu, laimingas žmogus sako laimingas ir taip, nu labas, Katra jau tu ten laiminga, matėjai bomžą prie konteinerio. Nu taip, jisai laimingas, tuo momentu rado kažką tai. Bet na, kaip pasakyti, ne vienas nenorėtume būti jo vietoje. Tai tokios laimės niekam nelinkiu, linkiu tokios, kurios tikrai atsibudus iš ryto žinosi, kad stabiliai stovi ant kojų. Na ir kokie pas Liną tikslai, nežinau, artimiausiam turbūt pusmečių galbūt ar metam, net nežinau, kokiais laiko etapais galima piemę matuoti gyvenimą, nes čia labai greitai viskas vyksta, čia yra penketas kelionių, čia yra dabar vyksta sponsorių turnyras ir daug visko, iš tikrųjų tempas, nežinau, man neteko matyti kompaniją, kur ant tiek visko būtų daug ir planuoti turbūt reikia, nu, galima be abejo ir aš planuoju ir metam ir keliem, tačiau pas mus planai yra ir mėnesiam ir savaitėm, tai kokie planai yra iš principo pas Liną artimiausių ar tolimiausių laikų iš principo, kokie? Iš principo tokie, nu, tokie realūs. Aišku, čempionų lyga čia kas supras, kas nesupras, bet jeigu taip palaipsniui eitant, tai aišku, stabilus 100 000, tai stabilus prezidentas, kurį aš turiu. Ir kaip Šarūnas minėjo, per 5 mėnesius, per 6 aš jį patvirtinau, 6 mėnesį patvirtinau. Tai va, stabilus šitas, tai vadinasi, turi sektis mano komandai, aš viską padarysiu, kad tik tai jiems sektųsi. Aišku, Šarūno pagalba. Ir, ir bet tai stabilus 100 000, bet jisai turi būti visiškai stabilus. Tai vadinasi, arti 200 ir aišku, sidabrinis prezidentas, tai yra 200 000. Kol kas iki čempionų lygos, tai taip. Aš gal O tai išversiu tiem, kas žiūri ir nežino apie piemą, tai 100 000 apyvarta, tai čia yra eurais ir komisiniai tokiu atveju siekia, na, pagal kompanijos vidurkius, pagal statistiką, kurie realiai skelbia, tai yra maždaug tarp 7–10 tūkstančių eurų. Ten Linos atveju buvo po patvirtinimo 12 berods, kiek atsimenu, čia per mėnesį sidabrinė prezidentim, tai yra komisiniai, na, vidutiniai ten jau būna 12–15 tūkstančių eurų per mėnesį ir tokių žmonių Lietuvoje tikrai jau yra ir darbus, o nekalbant jau apie pasaulį. Tai yra iš tikrųjų didžiuliai skaičiai, didžiuliai komisiniai, didžiulės apyvartos, kurių šiuo metu 25 metų Liepai, na, turbūt nei vienas iš mūsų šalyje esančių kompanijų, aš kalbu pasaulyje galbūt, aš ten negaliu 20 000 susekti, bet Lietuvoje to kol kas nėra niekur turbūt. Na ir kokie pasiūlymai, rekomendacijos ir kokios mintys būtų tiem, kurie galbūt yra užstrigę tinklinė rinkodara, galbūt nori daugiau, o galbūt iš viso yra iš kito sektoriaus ir tiesiog paklausė, taip, išklausė šį video dėl to, kad jisai papuolė netikėtai kažkur tai internete.
kokie pasiūlymai, kokie būtų Taip. palinkėjimai, rekomendacijos, nežinau, žmogaus, kuris iš tikrųjų labai Mhm. stipriai pakeitė savo per trumpą laiką savo gyvenimą, būtent šio verslo pagalba. Nu, palinkėjimai reikia turėti ir norėti, reikia norėti daugiau negu turi. Jeigu patenkintas ten, kur esi, viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja, kaip man sako, aš iš sveikatos geros ir šiaip man viskas gerai, viskas gerai. Jeigu viskas gerai, nereikia narpliotis arba ten klausinėti, kad tu eini nuo 8 iki 8, tavo atlyginimas toksai, na, tu gerai, kad turi vaikus, kurie tau ten padės arba padeda. Nereikia, tu žinok, tai žinai, bet jeigu žmogui gerai, bet nes viskas gerai. Bet jeigu žmogus nėra patenkintas arba ten sako, nu va, vartoju ten jau ilgą laiką, aš jau ir tos kompanijos, ir anos kompanijos vartoju, čia visi gyrė, visi tik tai sako, kad gerai, tik pinigus traukia, čia yra komercija, čia yra apgavikai, nu visokių aš išgirdus, visokių. Ir va tai tokiam žmogui, aišku, jisai kaip jau, kai aš sakau, tas žmogus, jisai, nu, nusivylęs, tai nuduok tu jam tos 4 paketėlius rytą vakarą. 4 dienas. Taip kaip aš per 4 dienas aš pajutau, kad čia yra vau kažkas tokio. Nuduok dovanų, nu kiek jau tu prarasi. Taip ir aš dalindavau. Aš pirmą savo visą paketą, aš jį taip išdalinau. Ir nesigailiu dabar ne vieno cento. Nes nei vienas nėra pasakęs, kad man tai yra negerai, nepriimtina. Aišku, dabar išgirstu, kad 100 eurų mėnesiui tai yra daug, jėzau, kiek daug, 100 eurų mėnesiui. Na, ir Eurų kai aš savo yra daug, o pavyzdžiui, aš girdėjau, kad brendžiui, šampanui, bet kaip būna ir kitiems, tai čia sako brendį šampaną. taip, taip, tai aš sakau, paskutinį kartą čia buvom, nu, mes trysia, bet su vaikais ten buvom kavinukės, mokėjau 71 eurą. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, o čia mėnesį laiko 100 daug. Tos pačios kavos ir pyragėlį aš galėjau namuose suvalgyti, bet vis tiek tai yra komfortas. Tai va, tai čia tas daug ir mažai, tai jeigu žmogus pabandys ir jam patiks, o, nu nežinau, nu gali ir nepatikti, mes čia visi skirtingi esam. Ir negali garantuoti, kad čia visiems labai labai patiks. Nu, gal ir nepatiks. Bet pabandyti tą galimybę išbandyti tikrai mes turim, todėl ir linkiu norėti pajusti, kai sako, kad, ai, čia visi giria. Taip, bet tu pasakyk faktais, ką tau. Arba sako, aš ten metus laiko jau vartoju, jo, jie labai geri, sakau, rezultatus turi. Nu va, metus laiko ir aš naudoju. Aš turiu rezultatą. Aš turiu finansinį, aš turiu kelionės, aš turiu pensiją. Aš turiu. O tu turi? Sako, ne, aš net nežinau, kas ten yra. Bet tai tu nežinai, žmogau, ką tu dedi į savo vidų. Vadinasi, kur problema? Tavyje. Tai ieškok. Ieškok ir rasi. Belskis ir bus atidaryta. Tai turbūt tai žodžiais ieškokite, rasite, bersite ir bus atidaryta, kaip minimum, matykite, norėkite daugiau negu norite šiandien, norėkite daugiau rytoj ir viskas bus. Tai šiandien buvo su Lina Vaičaitienė, įdomus puikus pokalbis nuo nulinio rezultato 15 metų tinklinėje rinkodaroje iki turbūt, na dabar jau Lietuvos tinklinės rinkodaros Olimpo, tikrai galima tai sakyti ir aš kalbu plačiaja prasme. Kalbant apie apyvartą, kalbant apie komisinių dydį ir kitus rodiklius. Ir ką visiems tada sėkmės, visiems linkime gerai atrodyti ir gerai jaustis turbūt. Ačiū. Ačiū dabar.